Ir kaip žinot, ar jį galima gerti ar negalima. O, blemba, kaip apsivėlė. Kaip apsivėlė ratas. Trinasi į purvasargius. Į blekės vadinamas. Reikia biškį per balas pavažinėti. Aišku, kai veikia, tai tų balų taip lengvai nerasi. Čia turėtumėm sutikti nemažai Granicnaja policija. Pasienio policijos. Jau vakar kiek daug ekipažų buvau sutikęs. Labardien. Važiavau į parką, čia lentelė kažkokia yra. Čia yra šaltinio vanduo. Čia LGBT neranda, kad patvirtinimo, kad jis geriamas, bet čia yra šaltinio vanduo. Ir kaip žinot, ar jį galima gerti ar negalima. Ar tik taip iškiau apsiplauti veidą galima. Vanduo pasibaigęs pas mane, tai man labai aktualu šitas dalykas būtų. Nu visgi užsipildėm gertuvės. Nežinau, šitas vanduo tinkamas gerti ar netinkamas. Tai mes ir jum lentelę. Bet esmė jau atsigėriau. Ir gertuvės užsipildžiau. Galiu pasakyti, drėgna ir šalta. Biškį čia kitaip setapą pasidaryti. O, važiuojam! Įveikėm pirmuosius 5 kilometrus. Tokia ramybė visa. Tik mano sėdynė girgždanti. 10 kilometrų įveikta. Prasidėjo lengvas lietus. Minam serpantinais. Visą dieną vien serpantinai. Baterijos kamerai 5%. Telefone 4%. Miestelis, kur realu kažko tikėtis, yra netoli Turkijos sienos. Malkovo, Tarkovo, kažkas tokio. Gali būt, kad šiandien biškį bus mažiau medžiagos pateikiama. Nes visiškai išsikrovęs. Vandens visą laimę iš šaltinio įkalėm. Nes čia kitur nebūtų niekur buvę. Žodžiu, tokie reikalai. Tai va, jedam toliau. Žiūrėkit, kokie vaizdeliai, kalnai su debesim. Vau. Serpantinais varom ir užvarom kažkur.